Pakalbėkim šiandien apie kukurūzų auginimą. Pakalbėkim. Ir kukurūzų auginimo technologija iš principo nėra labai sudėtinga ir, sakykime, juos tai reikia pasirinkti gerą veislę, laiku pasėti, gerai patręšti ir jie auga. Ir turbūt visi kukurūzų augintojai puikiai žino, kad pats svarbiausias veiksnys kukurūzų auginimo technologijoje yra piktžolių kontrolė. Taip, tai yra esminis, todėl kad kukurūzai vis tiek auginami plačiais tarpuoliais. Kitas dalykas, jeigu bus užžėlę tarpuoliai, kukurūzas negaus šilumos, infraraudonosius, sakykime, spindulius, sugers piktžolės ir kukurūzas negaus šilumos. Turi būti juoda žemė, kadangi atspindys ir tada kukurūzas gauna to šilumos. Tai čia esminiai tokie dalykai, turi būti nepiktžolėta. O Arnoldai, sakykit, kokį sprendimo būdą mes kaip Syngenta galime pasiūlyti kukurūzuose piktžolių kontrolį? Mes kaip Syngenta, Tautvydai, jau daugelį metų turim registravę Eliumis OD, tai yra 2 veikliųjų medžiagų herbicidas, yra mezotrionas su nikosulfuronu. Mezotrionas yra triketonų klasės, nikosulfuronas yra sulfonirūrėjos klasės, tai yra labai geras derinys šių veikliųjų medžiagų ir antirezistencinė prasme, turi omeny piktžolių atsparumo atsiradimo. Tai mes tikrai, reikia pasakyti šitam produktui, kad mezotrionas, jisai vaidina labai svarbų vaidmenį, kadangi jisai laiko dirvą ilgai, jisai veikia per dirvą ir toksai labiau dirvinis, bet taip pat ir veikia per sudygusias piktžoles. O sakykit, Arnoldai, kokios naudojimo rekomendacijos Elume mes pateikėme, nes dažnai sulaukime klausimų, kada naudoti, nenaudoti, žemė sausa, ar purkšti, ar nepurkšti, iki kokio augimo tarpsnio mes galime jį panaudoti. Tai tokie turbūt aktualiausi klausimai kylantis iš ūkininkų. Turbūt iš praktikos pats žinai, kad vis dėlto kukurūzas daugeliu atveju turi būti auginamas naudojant herbicidus 2 kartus. Galima ir 1 kartą, bet 2 kartus. Tai taip siūlyčiau, kad 3-4 lapelį tarpsnį panaudoti kažkokį herbicidą nuo 2 skilčių piktžolių. Iš pradžių pasižiūrėjus, koks yra spektras piktžolių, kad pasirinkti, ar užtektų esteto, ar reikėtų stipresnio produkto, kad paveikti piktžolės. Ir tuo atveju tada Eliumį reikėtų, sakykime, naudoti, kai kukurūzas turi 6 lapelius ir net galima iki 8. Tik tai vėlgi kitas aspektas yra tas, kad reikėtų piktžolės kukurūzų auginimo metu suskirstyti anksti sudygstančias ir vėliau sudygstančias. Tai jeigu mes fokusuojamės tokias piktžolės, kurias vėliau sudygsta kaip kiauliauogė, kaip, sakykime, poligonų rūgtis, tai retmenė, sakykime, tai tas kaip tik Eliumo vieta ir būtų. Tai tik tai nuo poligonų vėlgi reikėtų pridėti herbicidą iš fenoksy grupės, šiuo atveju tik to estetas, kad pastiprinta tą veiksmą. Prašau, pertrauksiu. Galima maišyti kartu? Jo, galima maišyti kartu, tik tai vėlgi žiūrint iš tos patirties ir praktikos, aišku, dabar veislės keičiasi ir gal dalis žmonių pasakys, kad čia šneku pasakas, bet, manyčiau, kai maišome Eliumį su fenoksy grupe ar estetas, ar ten kitas produktas, kuriame yra, sakykime, fenoksy grupės veiklioji medžiaga, tai turbūt daryčiau ne vėliau kaip 6 lapeliai, nes purškiant vėliau gali atsitikti taip, kad kukurūzas tiesiog gali nugriūti. Kodėl jisai gali nugriūti ir neretai jisai tikrai nugrius, reiktų vėl pažiūrėti į fenoksy grupės herbicidų veikimo principą. Tai esmė yra tame, kad kai nupurškus fenoksy grupės herbicidais, tai jisai skatina ląstelės dalinimas, jis skatina, sakykime, piktžolės, ar kukurūzas, ar piktžolės skatina jo augalo augimą į viršų, tįsimą į saulės. Ir tiesiog jisai, paskiau, tie ramstiniai audiniai susilpnėja ir nukrenta. Tai tas yra problema. Tai aišku, dalis pasakyti, kad čia yra biški pasakos purškiau ir vėlesniam ir nieko, bet mano praktika yra jau rizikuoti ne. Aš manau, ir teko man būti ir Žemaitijoje, yra tekę, kur purškia jau būnant 7 lapeliam, tikrai ypatingai, kur daugiau teko, sakykime, ar apsisukimo vietą ir lauko, tai tiesiog kukurūzai nukrenta kaip pagaliukai. Su atsistojimu jau tada yra
keblu. Tai tą reikėtų žinoti. Tai paprasčiausiai toks, apsisaugant save, draudimas yra gerai. Arnoldai, sakykit, o po alumio panaudojimo ar yra kokie sėjomainos apribojimai ir panašiai? Jeigu kukurūzų laukas yra sėjomaininis, sakykim, po kukurūzų dažnai sėja javus, ir ten, sakykim, kitus augalus, tai iš principo tai galima sėti visus augalus, tik tai reikėtų, kiek atsargiau su žirniais pupom, su ankštiniais augalais, iš principo tai reikėtų dirbą gerai dirbti, reikėtų pasistengti, kad vis tiek būtų toks vertimas, dirvožemio vertimas, tai nebūtinai arimas, bet taip įdirbti, kad būtų taip su nuraginsku tyku, čia gera pastaba, kad įdirbti. Kuo yra būtent išskirtinis alumis rinkoje? Gal čia reikėtų, jisai aplamai yra tikrai išskirtinis produktas, kadangi yra ir formulacija, kokybiška formulacija, efektyvi formulacija. Ūkininkui nereikia gamintis mišinių. Šiuo metu, sakykime, visi nori kažkur biškį pigiau papiginti ir eina į tos mišinius. Norėčiau ūkininkus atkalbėti, sakykime, kad nemaišyti du produktus į vieną, kad gauti, tarkim, aliumį, bet pirkti aliumį, naudoti aliumį, kadangi yra OD formulacija, kadangi purškimo metu yra formulacija padaryti taip, kad lašeliai yra vienodai dydžio, vienodai padengiamas augalas, greitai įsisavina, patenka į vidų ir duoda tą efektyvumą. Ir kitas dalykas, jisai neužkemša purkštukų, taip kad yra operatorių saugumas. Taip kad jeigu taip pasakyti dviejais žodžiais, tai yra kokybiškas ir efektyvus produktas. Aišku, atskirai atveju, kaip šneka apie mišinius, tai reikia, jeigu nuo rūgčių pridėti, sakykime, tos vėlesniais tarpsniais, tai aišku, tada reikia pridėti fenoksidų, bet tas pridėjimas visada turi būti sąlygojamas, kad tikrai reikia to pridėti. Tik ką, turbūt tiek apie kukurūzų auginimą. Ačiū Jums už įdomų pokalbį.